Nu tai ką, labas rytelis, brangieji. Iš tikrovinėjau, važiuoju į paskutinę vietą, kur automatiniai sandėliai. Tikiuosi iki pirmadienį ten išsikrauti. Šiaip norėjau pakomentuoti, turiu va čia vairuotoją tokį. Šalia važiuoju ant remontą, prie priekabos rato. Galvojant, kiek turi būti bugelis, kad taip važiuoti prie pat. Tai arba lenk, arba atsilik. Šaus ten koks priekabos ratas, tai bus lengviau uždažyti negu nukrapštyti po to. Įvažiuoju va taip normaliai jam viskas. Man tai nenormaliai. Nerekomenduoju niekam taip važiuoti, arba aplenkia, arba atsilieki. Viens šachmatais reikia važiuoti, o ne taip va lygiai. Blogai taip. Atvažiuoju tą blogą į sandėlį, kur tikiuosi iki pirmadienį išsikrauti, o čia žiūriu, kad nėra mašinų. Žiūrėk, ir laisvų rampų yra. Čia tai visur būdavo pristatyta ir dar pačioj parkingą laukdavo vyrai. Einu, pasisekė. Nu tai ką, sveikutėliai, dar kartą iš pačio ryto, ne pats ryts jau po pietų. Vakar po kelto sustojau parkingę. Kas įdomu buvo, šiaip vakar jau pavargęs buvau, nes nedamegojęs po naktis buvau. Toks visas varškė. Tai prieš keltą pasnaustinau jau. Kelte nemegojau, kad po to užmigčiau. Tai. Ir žodžiu, taip gavas, kad ankstokai atvažiavau į keltą, kad kelte jau atplaukus jau į uostą, jau su pilnu laiku startuoju. Gaunas 11 jau gavas man. Va, tai toks momentėlis, bent jau tachografskai rodo. Aš davažiavau iki parkingo, aišku, bandžiau tą valandą, nes nenorėjau važiuoti. Aš galėjau nors važiuoti jau 15 pilną darbo dieną po kelto, bet nenorėjau. Norėjau dar davažiuoti iki parkingą ir pastovėti. Bet tachografs jau nebeleidžiu. Nors ir pastovėjau, bet rodo, kad aš iš darbo dienos laiko praėmiau čia visą poilsį. Niekas 7 valandas pamegojau. Užtat išsimegojau. Va, tai toks momentėlis, kad jeigu jau suėjo pauzę, tai jau su pertraukimu, kai darai, jau viskas, jis nebeužskaita. Va, bent jau tachografs. Kaip transportiniai užskaita, tai nežinau, bet jaučiu, kad taip pat kaip tachografs jau užskaita. Sakys, tau jau buvo pauzė, reikėjo važiuoti, nes dabar jeigu pradėsi nuo tada, kada realiai pradėjau dabar važiuoti, tai turbūt sakys, ne, bachuras. Kai iš keltą išvažiavai, tada tavo darbo diena prasidėjo, nes jau pauzę turėjai. Tai čia toks momentėlis yra, atkreip dėmesį, kaip planuoja tas laikus, man kažkaip taip nesigaudavo, arba labai nekreipdavau dėmesio, taip nežiūrėdavau, bet va, taip yra turbūt. Aš manau, čia labai va, ant remonto tokie va status, gali su priekaba per vilkiko aikštelę trinktelti, jeigu gerai ant gazo pareisi, reikia atsargiai. Tai va, tokie va reikaliukai, šiaip gerai smegau dar va važiuoti 600 km. Tai parinį darysiu, dar 9, rytoj su 9 dar damušiu. Pirmadienį ryte išsikrausiu. Nu va, sustojau pauzelį, tokia faina vietelė, parkingėlis. Su staliukais, čia kempinkas būtų faina daryti prie ežeriuko pasimaudyti. Viską yra va staliukai, čia kemperistų privažiavę irgi. Galim nueit prie vandens pasižinti. Čia kažkaip pastebėjau, Švedijoje nėra mados žmonėm maudytis ežeruose. Kažkaip tai. Ir upėse. O, akmenų yra. Akmenuoti krantai labai tokie. Gal todėl. Bet įkrist karštą vasaros dieną visai gerai būtų. Ten matau, lieptelis net yra kažkokie tai. Buvo, koks čia vaizdelis. Reikia kažką dabar eit pavalgyti, tokių birkelių pasidaryti ar dar kažką. Įvažiuoti toliau. Nebedaug bendrų laikų liko, tai reikia negaišt laiką man čia. Nu ką, brangiai, kadangi toks gražus oras, nutariau pakilti viršų, gražioj vietoj sustojau. Pasitikrinau skraidimo ir neskraidimo zonas. Sakau, reikia pasidalinti su jumis gražiais vaizdais.
Va, nes labai iš tikrųjų čia gražu yra. Viena iš priežasčių, kodėl labai pamėgau Švediją, tai ir čia dirbti, nes labai faina čia važiuoti būna, ypač kai šiauriau pavažiuoji, tai pakilau maksą aukštį, biškį nusileidžiu, kad nebūtų kokių nors nesklandumų. Va, koks ežerėlis gražus, čia kaip Molėtų krašte kokiam. Galim padaryti biškį kokį nors skrydžį. Aš va iš čia atvažiavau. Šiandien labai tinkam SOR skraidimui. Beveik dar nelyja, bet gali ir pradėti lyti. Tai ištaikau momentą, kad paskraidyti. Čia mažą ratelį praskrisim, pažvelgsim apylinkės. Čia biškį reguliuoju, kaip kamera mato į šviesą, kaip reaguoja. Aš ant automatinių settingų skrendu. Tai kad labai daug dangaus nenori imt, kad nebūtų tada tamsi žemė gaunas. Kaip čia gražiai mes čia stovim, būnam. Čia netoli pravažiavus Filipstadą randuos. Ir toks nuostabus parkingas. Čia va. Parkingas čia va yra. Kemperiukai va, viską stovi. Čia ką tik vienas pravažiavo, pristabdė, pažiūrėjo mano mašinos numerį. Išvažiuodams. Pamatė, kaip pakėliau droną. Dabar daugam vokiečių yra, tai jam labai čia vidurius suko, kai droną pamatė. Va. Gražu, ne? Žalia. Nelabai yra čia ką daug šnekėt, va, tiesiog praskrendi ratuko. Pažiūri, kas įdomaus yra. Ir tiek. Čia prieplaukas yra. Su laiveliais galim paplaukėt. Vaizdeliai. Gražiai va žmonės gyvena, žiūrėk čia, pavyzdžiui, ant Kalniukovo sodyba kažkokia ūkis prie ežero. Fainiai. Čia keliuks, kuriuo dar važiuosiu. Galim pabiškį grįžinėti atgal. Gražios vietos, ne? Pripažinkit, kad gražu čia. Visai toli nuskridau čia. Pavėjui komercinis vėjas man. Čia biškį ir debesuota, virš debesų. Man taip atrodo. Debesis žemai visai. Galim praskristi namo.
Šiaip iš tikrųjų su droniuku labai lengva skristi yra. Nereikia jokių realiai mokymų. Nieko nereikia. Viskas fainiai. Labai lengva yra. Va, markytę matom. Va. Kaip čia gražiai būnam. Galim bus parskristi atgal. Čia, aišku, labai didelių akrobatinių skrydžių nenoriu daryti. Kad neprisidirbt ko, nepamest droną. Va, tokie va vaizdeliai. Galim skristi namo. Nu va, tai galim parskristi namo. Svarbu į šakas neatsitrenkti. Va, matot mane, ne? Pasidarom nusileidimo modę. O, sveikas. Ir leidžiamės į apačią. Opa, važiūrime morką. Opa. Leidžiamės. Nu ką, brangiai, sustojau parkingę, čia labai fainas parking, šalia kempings yra. Galim būtų ir su kemperiu atvažiuoti kada nors. Nu, čia sugeda biškį. O, čia prie ežero. Už medžių nesimato, tingiai. Va, tai einu palsiaut, gal vėliau dar irgi su droniuku praskrisiu, pačekinsiu, ką čia vokiečiai veikia. Jiem čia viduris paleičkai, pamato, ką filmuoju. Tai man labai patinka trolinti.